Kasmet nedidelė vietos gyventojų grupelė keliauja iš Tomsko į maždaug už 550 km šiaurės vakarus esančią Nazinskio salą Obės upėje, kad padėtų vainiką ten stovinčio medinio kryžiaus papėdėje. Tai 1933 metų čia vykusių siaubingų įvykių aukų atminimo gestas. Šią piligrimystę ir savo atsidavimu Tomsko gyventojai stengiasi priminti savo tėvynainiams apie Stalino socialinės inžinerijos eksperimentą ir išryškinti sovietų valdžios piktadarystės, ypač dabar, kai Rusijos valdžia yra linkusi sumenkinti buvusio diktatoriaus žiaurumą ir jo nusikaltimus prieš žmoniją. Iki 20 amžiaus pradžios į Sibirą buvo ištremta iki 300 000 žmonių. Tuo metu buvo sugalvotas ir grandiozinis apgyvendinimo planas. Valstybės politinė valdyba ir TSRS veikęs NKVD padalinys, prižiūrėjęs gulagus, iškėlė tikslą Sibiro gyventojų skaičių padidinti iki 3–5 milijonų vos per 5 metus. Būtent šio plano dalimi ir tapo Nazino tremtiniai, kurios baržomis plukdė į Taigos salą vidury Obės upės. Juos išlaipino krante, galima sakyti, basus ir plikus. Nebuvo duota nei maisto, nei darbo įrankių ar šiltų drabužių. Visa tai per kelis mėnesius lėmė beveik 4000 žmonių žūti. Miestų valymas ir deklasifikuoti elementai. Po revoliucijos Rusijoje buvo atšaukta pasų sistema, todėl nuo 1918 liaudis nebeprivalėjo turėti tapatybę įrodančio dokumento. SSRS faktiškai tapo viena didelė laisvo judėjimo zona. Žmogus galėjo gyventi ten, kur buvo jam patogu. Tačiau netrukus SSRS buvo įvykdyta kolektyvizacija ir taip vadinamas išbuožinimas. Dėl to kilo maisto produktų krizė ir badas. Krizei tik stiprėjant, valdžia įveda pasų sistemą, norėdami sustabdyti gyventojų migraciją šalies viduje, aptikti nepageidaujamus elementus. Pasų neišdavinėjo 9 piliečių kategorijoms, įskaitant ir turtinguosius valstiečius, tai vadinamus buožėmis, teistus asmenis arba tiesiog persikelusius iš vieno miesto į kitą dėl asmeninių priežasčių. Po pasų kampanijos įvedimo iškart prasidėjo areštai miestuose. Praeivius be pasų NKVDistai suiminėjo tiesiog gatvėse ir siuntė į Sibirą, dažnai netgi artimiesiems nieko nepranešus. Pasų neturinčius asmenis laikė kartu su kriminalinio pasaulio atstovais ir nuteistaisiais, o vėliau siuntė į darbo stovyklą Sibire. Tremtiniams buvo sugalvotas terminas deklasifikuoti elementai. 1933 pavasarį daugiau nei 6000 tokių deklasifikuotų elementų buvo atplukdinta į negyvenamą salą netoli Nazino kaimo. Tai apie 1,5 kilometro ilgio ir 0,5 kilometro pločio sala. Iš abiejų pusių iki kranto nuo salos buvo apie kilometras vandens, todėl pabėgti iš jos būtų itin sudėtinga. Nusigauti iki salos sugebėjo ne visi. Gyvenimo sąlygos baržoje mažai ko skyrėsi nuo gyvenimo pačioje saloje. Žmonės buvo prastai maitinami, jiems trūko vietos. Tarp sulaikytųjų buvo ir tikrų banditų. Pakeliui įsivyravo tam tikra kastų sistema. Skelbiama, kad pirmoje baržoje mirtingumas siekė 35–40 žmonių per parą. Išlaipinti saloje tremtiniai niekuom neužsiėmė, pasakius: tegul ganosi. Tuo metu kaip tik pasikeitė ir oro sąlygos. Stipriai atšalo ir pakilo vėjas. Dėl to žmonės mirtinai sušaldavo arba atvirkščiai stipriai nudegdavo, bandydami bent kažkaip susišildyti. Likę salos gyventojai jau tuomet užsiėmė kanibalizmu. Pirmieji žmogieną saloje valgyti pradėjo būtent kriminalinio pasaulio atstovai.
Tomsko NKVD muziejuje yra vieno iš tokių žmogėdrų pagautų už rankos vykdant nusikaltimą apklausos stenograma. Savo pokalbį su sulaikytoju pagal savo prisiminimus surašė Saloje apsauginių dirbęs Andrėjus Karagodinas. Uglovai, ar tiesa, kad valgiai žmogieną? Ne, netiesa, valgiau tik kepenis ir širdį. Ar galite apie tai smulkiau papasakot? Labai paprastai, kaip šašlyką. Sukapojau gabalus ir sumoviau ant iešmo. Iš kokių žmonių gavote mėsos? Gyvų ar mirusių? Kam iš mirusių? Tai juk žema. Žudžiau leisgyvius ir juos valgiau. Aš pamačiau, kad pas močiutę ant kojų raumenis išpjaustyti. Į mano klausimą jie atsakė, čia man mirties Saloje atpjovė ir iškepė. Visa minkštoji dalis buvo išpjauta. Kojos dėl to šalo ir moteris vyniojo jas skudurais. Jis savarankiškai judėjo, bet atrodė kaip senutė. Tačiau iš tiesų jai buvo kiek daugiau nei 40 metų. Savo atsiminimais dalyjosi Nazino kaimo gyventoja Feofila Bailina. Mirtingumas Saloje tik augo ir duobkasiai nespėjo užkasinėti lavonų. Dažnai žmonės mirdo nuo diarėjos. Prasidėjo dizenterijos epidemija, kuri plito su kiekvieną dieną. Tik po to sveikus ir stipresnius kalinius pradėta evakuoti. Tremtinius vėl grūdo į baržą po 200 žmonių, juos transportavo apie 100 km nuo salos. Po to jie būdavo tiesiog išmetami į krantą ir paliekami įsisavinti taigą. Po Nazino salos tragedijos SSRS buvo sustabdyta deklasifikuotų elementų repatriacijos ir Sibiro įsisavinimo sistema. Daug nekaltų žmonių, vyrų, moterų, vaikų, tapo Stalino socialinės inžinerijos eksperimento aukomis, o vietiniai iki šiol tą vietą vadina Kanibalų sala. Patiko, prenumeruok, spausk like ir iki kitų video.